Klausdami manęs rekomendacijų dėl maitinimo įstaigų, jūs dažniausiai klausite ne tik kur skaniai pavalgyti, bet ir kad vaikams būtų koks kampelis pažaisti ir aišku graži aplinka. Nesuklysiu teigdamas, kad visa tai savyje puikiai apjungia kaimo turizmo kompleksas Gribžė. Pietums puikiai tiks komplekse esantis restoranas Sakai. Nežinau kaip jums, bet man už skumbrės straganiną yra skaniau tik skumbrės straganiną. Kadangi už lango vasarą, tai nenustepkit, kad šių metų laikų jūs riebų katiną vis dažniau matysit valgantį šaltibarščius. O katinienė šiemet savyje atrado meilę čili sriubai. Vištieno šnicelio dydžio įsigandusi katinienė įkalbėjo jį mane pasikeisti į elnienos koldūnus. Dabar drąsiai galit komentaruose rašyti, kur tau tiek telpa, nes po vištieno šnicelio aš dar sugebėjau pas katinienę keptuvėlėje pavogti kelis elnienos koldūnus. O skanioms čiūroms aš skrandyje visados vietos surasiu. O kadangi čiūros per skanius buvo dalintis, tai katinienė gavo mėgautis pyragų. O jau gerai prikišęs skrandžius nusprendėme pasivaikščioti po komplekso Gribžė teritoriją. Vaikščiodami ir stebėdamiesi gražiais, autentiškais statiniais, mes su katinienė galvojam, kad tai muziejus. Ir tik vėliau grįžęs namo, analizuodamas Gribžės sodybos internetinį puslapį, aš supratau, kad visi tie statiniai yra lyg banketinės salės nuomai su miegamaisiais kambariais. Tad manau, mes čia sugrįšim ir ne kartą.